Sveiki, mano vardas Aina ir šiame video VDI darbo teisės skyriaus vedėja, vyriausioji darbo inspektorė Ieva Piličiauskaitė pasidalins savo praktinę patirtimi iš VDI darbo užkulisių ir papasakos apie dažniausias darbo ir poilsio laiko bei darbo sutarčių nutraukimo klaidas, kurias daro darbdaviai. Sužinosite, kokie didžiausi nesklandumai kyla, kai neteisingai darbo sutartyje yra nurodomas darbo ir poilsio laikas. Taps aišku, kokia konkreti darbo laiko norma turi būti sutartyje nurodyta. Suprasite, kada darbdavys gali skaičiuoti neišdirbtas darbo valandas iš darbuotojo atlyginimo, o kada tai daryti draudžiama. Paaiškinsime, kokie didžiausi papildomo poilsio dienų neaiškumai kyla mamadienius turintiems darbuotojams. Na ir galiausiai susipažinsite su dažniausiai daromomis darbo sutarčių nutraukimo klaidomis bei kokius darbo kodekso punktus, nutraukiant darbo sutartį, darbdaviai painioja dažniausiai. O jeigu norite sužinoti, kaip galite sutaupyti daugiau laiko, daugiau nervų bei lengviau instruktuoti darbuotojus, atsisakant absoliučiai visų popierinių instrukcijų ir žurnalų, po šio video rasite nuorodą. Spauskite ir pažiūrėkit, kaip DSATA, darbo saugos e-sistema padeda sklandžiau įgyvendinti darbo saugos ir sveikatos reikalavimus. Na, o dabar spaudžiam prenumeruoti bei nykščio mygtuką esantį apačioje, taip padėsite YouTube algoritmui. Na kągi, perduodu žodį Ievai. Taip, ir kitas blokas klaidų tai yra klaidos dėl darbo ir poilsio laiko. Tai visų pirma, darbo sutartyje nenurodoma darbo laiko norma. Čia sulaukėme tikrai krūvos klausimų, ar galima dirbti pagal poreikį, ar galima sutartyje įtvirtinti vidutinį laiką, kiek šalys susitarė, kad bus dirbama. Tai į visus tokius klausimus iš karto atsakau, kad ne. Vis tik Lietuvos teisėje nėra numatytos tokios nenustatytos apimties darbo sutarties, nors pradinėme darbo kodekso projekte jį lyg ir buvo, tačiau dabar yra numatyta, kad darbo laiko norma privalo būti numatyta darbo sutartyje. Tai reiškia, tai turi būti konkreti darbo laiko norma, kiek darbuotojas įsipareigoja dirbti, o darbdavys suteikti darbą. Ir iš tikrųjų darbo laiko norma tampa labai aktuali, kai reikia apskaičiuoti tiek vidutinį darbo užmokestį, jeigu atostogos suteikiamos savaitėmis, tiek, galbūt išskaičiuoti, kiek darbuotojas iš apskaitinio laikotarpio. Tai darbo laiko norma, ji tikrai turi būti konkreti. Minimalios darbo laiko normos nėra. Tai gali šalys susitarti ir dėl valandos per savaitę darbo, tačiau nedaugiau kaip 40 valandų. Tai čia būtų tokia aktualiausia informacija, kad vis tik tai turi būti konkretu. Ir pats darbo organizavimas, nes kartais iškyla tokių klausimų, čia pagal iškvietimą, pagal užrašymus, pagal klientų poreikį, vis tik ne, tai gali būti aptarta režimu. Vis tik mes susitarėm, kad darbdavys man suteiks 20 valandų per savaitę darbo, o kada jau dirbsiu, čia jau yra darbo laiko režimo klausimas. Mes galime susitarti individualų režimą ir tikrai pakankamai patogiai tas valandas išdėlioti. Taip, tai jau trumpai paminėjau apskaitinį laikotarpį, tai yra apie suminę darbo laiko apskaitą, tai neperskaičiuoja darbdaviai apskaitiniam laikotarpiui tenkančių valandų skaičius, jeigu yra dirbama pagal suminę apskaitą ir į laikotarpį pakliūva nedarbingumas ar atostogų laikotarpiai. Tai iš tiesų netgi galima sakyti, kad darbuotojams tenka atidirbti atostogas ar nedarbingumo laikotarpius, nes tai nėra išskaičiuojama ir vėliau tiesiog tas valandas įdedamos atidirbti. Tai tikrai tokių atvejų negali būti. Darbdavys turi išskaičiuoti tiek atostogas, tiek nedarbingumą, tik tai šiek tiek skirtinga tvarka. Nedarbingumo atveju išskaičiuojama pagal grafiką, tai yra kiek buvo numatyta dirbti. Atostogų atveju pagal savaitės normą. Kaip ir minėjau, čia ir yra aktuali savaitės norma, kiek dirbama. Galbūt nedirbantiems pagal suminę trumpai papasakosiu, ką čia mes bandome apskaičiuoti. Tai iš tiesų
Tiems, kas dirba suminės darbo laiko apskaitos režimu, darbo grafikas nuolatos kinta. Grafikas gali būti sudarytas ne tik 40 valandų, bet iki 52. Ir mes žiūrime per apskaitinį laikotarpį, kiek darbuotojas turėjo išdirbti ir kiek faktiškai išdirbo. Tai ta gauta valandų suma yra maksimalus laikotarpis, kiek darbuotojas gali dirbti, o visa kita jau yra viršvalandinis darbas. Taip, šį atvejį, ką dabar matote skaidrėje, ypatingai noriu akcentuoti, nes jeigu tai yra keletą dienų prieš kažkokias šventinės dienas, tai galima sakyti, turbūt 60% klausimų sulauksime apie tai, kaip apmokėti šventinės dienas ir kaip sutrumpinti ir kam reikia, kam nereikia trumpinti švenčių dienų išvakarės. Tai noriu akcentuoti, kad švenčių dienų išvakarėse 1 valandą turi būti sutrumpinama visiems darbuotojams, išskyrus dirbantiems pagal sutrumpintą darbo laiko normą. Tai klaidos, žinoma, pasitaiko tokios, kad arba darbdavys visai nesutrumpina, arba sutrumpina mažiau nei 1 valandą. Tais atvejais, kai nesutrumpina, net ir neapmoka tokį viršvalandinio darbo. Tai tiems, kam nėra sutrumpintos darbo laiko normos, nepriklausomai jie dirba visą darbo laiką, ne visą darbo laiką, nes noriu akcentuoti, kad sutrumpinta norma yra, kaip pavyzdys, mokytojams, gydytojams, kam jau yra nutarimu sutrumpinta. Tai nėra kalbama apie tuos atvejus, kada tiesiog darbdavys ir darbuotojas susitaręs dėl mažesnės darbo laiko normos. Ir visiems šiems darbuotojams turi būti sutrumpinama 1 valandą. O darbo laiko apskaitos žiniaraštyje turi būti žymimas visas tą dieną darbuotojo faktiškai dirbtas laikas. Tuo atveju, jeigu nėra galimybės, tai yra gamykla, nenutrūkstamas darbas ir darbdavys niekaip negali sukeisti taip pamainų, kad ta 1 valanda galėtų sutrumpinti darbo laiką, ar tai neproporcingai išaugtų galbūt net ir sąnaudas iškviesti dėl 1 valandos darbuotojai atvykti. Tokiu atveju gali būti dirbama, bet ši valanda apskaitoma ir apmokama kaip viršvalandinis darbas. O bendrai ta valanda apmokama viengubų darbo užmokesčių, kai yra sutrumpinama. Tolimesnės klaidos dėl darbo ir poilsio laiko, tai yra visų pirma, kad suteikiant papildomas poilsio dienas, mamadienius, iškyla vis tik tokių klausimų. Ar galbūt nepriklauso sumininkams, nepriklauso, jeigu dirbamas nepilnas etatas, arba priklauso vadinamieji mamadieniai, tėvadieniai tik vienam iš tėvų, neteisingai suprantama vaiko auginimo samprata. Tai iš tiesų noriu pažymėti, kad mamadieniai, jeigu jau yra teisė į jį, tai yra auginamas tam tikro amžiaus vaikas, arba vaikas su negale jau iki vėlesnio amžiaus, tai visiems darbuotojams šitą teisę priklauso. Ir svarbus yra vaiko auginimo faktas. Tai reiškia, nesvarbu, kas yra biologinis tėvas ar mama, svarbu yra, kad faktiškai yra rūpinamasi ir auginamas vaikas, prižiūrimas vaikas. Čia taip pat yra teismo išaiškinimai, pagal ką mes ir konsultacinėje veikloje vadovaujamės. Ne visada galbūt darbdaviui yra lengva nustatyti ir įsitikinti, kad iš tikrųjų tai yra rūpinamasi tuo vaiku ir tai nėra tik tai finansinė pagalba, o tai yra auginama, tačiau, žinoma, darbdaviai gali paprašyti pas darbuotojus papildomų įrodymų, dokumentų, kad tai yra auginamas vaikas. Tai svarbu, kad papildoma poilsio diena yra skaičiuojama 8 valandų darbo dienos ir 40 valandų darbo savaitės normai. Tai jeigu yra dirbama mažiau, tai mamadienio suteikiama proporcingai mažiau, jeigu yra dirbama susitarimas dėl papildomo darbo ar kiti atvejai, kai yra dirbama daugiau, proporcingai daugiau suteikiama. Taip, ir ką jau paminėjau apie vaiko auginimo sampratą, aš jums trumpai tai pristačiau, galite pasižymėti, jeigu kažkam aktualu ir nutartį, kurioje pakankamai aiškiai paaiškinta, kad tai yra tiesiog pastovus psichologinis ir socialinis kontaktas su vaiku, ne biologinė tėvystė ar kažkas panašaus. Taip, klaidos dėl darbo sutarties pasibaigimo. Tai šios klaidos dažnu atveju gana brangiai kainuoja pasibaigus ginčų ir pripažinus atleidimą neteisėtų. Tačiau jeigu mes nekalbame jau apie pagrindų pasirinkimą, kada darbdavys sprendžia, kokį čia pagrindą pritaikyti,
Tai labai dažnai, pavyzdžiui, kai darbuotojai prašo savo norų nutraukti darbo sutartį, ten yra nurodytas 20 kalendorinių dienų terminas, prieš kiek darbuotojas turi įspėti. Tai yra vis tik įspėjimo terminas, neatidirbimo. Tai jeigu patenka į šį laikotarpį atostogos, nedarbingumas, dar kažkokios kitos nedarbo dienos, terminas neprasitęsia. Vis tik sueina terminas ir darbdavys privalo nutraukti darbo sutartį. Taip pat noriu paminėti, dabar kilo mintis, kad labai dažnai sulaukiame klausimų, ką daryti, jeigu dar nutraukimo dieną darbuotojas yra nedarbingume. Tai vis tik galima nutraukti, tai nėra nutraukimas darbdavio iniciatyva ir nieko perkelinti nereikia. Vadovaujamės darbuotojo prašymu ir nutraukiame tada, kada darbuotojas prašė. Taip pat darbdaviai šiek tiek painioja 56 straipsnio 1 dalies 3 punktą ir 60 straipsnio 1 dalies 4 punktą. Tai kasgi vis tik tuose punktuose yra? 56 straipsnis kalba apie darbuotojo darbo sutarties nutraukimą darbuotojo norų, darbuotojo iniciatyva, nes dėl ligos ar neįgalumo jis negali tinkamai atlikti savo darbo funkcijos. Atkreipkim dėmesį į tą žodį, kuris ir darbo kodekse panaudotas tinkamai. Tai nereiškia, kad jam yra draudžiama dirbti tą darbą, kad jisai gavo sveikatos priežiūros įstaigos išvadą, kad dirbti negali. Reiškia, kad darbuotojas turėtų pateikti priežastinį ryšį tarp darbo ir galbūt sveikatos būklės įrodančius dokumentus, kad jau yra sunku, pavyzdžiui, nerekomenduojamas galbūt stovimas darbas, ar dar kažkokių kitokių rekomendacijų, arba buvo kažkokia tikrai sunki liga, po ko mediciniai dokumentai rodo, kad tai nelabai jau gali sieti su darbo funkcija ir darbuotojui tikrai gali būti sunku atlikti darbą. Tai vienas dalykas, tai yra priklauso nuo darbuotojo prašymo ir tai yra darbuotojo iniciatyva, nes jam sunku atlikti darbo funkciją. 60 straipsnis tuo tarpu kalba apie sutarties nutraukimą, nesant sutarties šalies valios. Tai reiškia, nei darbdavys, nei darbuotojas sutarties, kaip ir nenori nutraukti, to iniciatyvos nei iš vienos pusės nėra, bet yra gaunama sveikatos priežiūros įstaigos išvada, kad darbuotojas negali dirbti darbo šio, ir negali būti galbūt perkeltas į kitas pareigas. Tai čia ir yra esminis skirtumas, kada yra draudžiama, nes jisai negali dirbti pagal išvadą ir kada darbuotojui yra sunku atlikti tinkamai darbo funkciją. Ir iniciatyva, kaip minėjau, skiriasi, kada tai yra darbuotojo, kada gaunami dokumentai, ir viskas. Kitos klaidos iš darbdavio pusės, ir to jau prieisime prie darbuotojų klaidų, tai sudaromos kelios darbo sutartys su tuo pačiu darbuotoju, tas pats teisinis santykis, todėl neturi būti viena darbo sutartis. Nuo darbo kodekso įsigaliojimo vis tik nebėra pirmaeilių, antraeilių pareigų, sutarčių ir tai yra, jeigu tai yra viena darbovietė, viena darbo sutartis ir daromi susitarimai dėl papildomo darbo, dėl tų pačių funkcijų. O dar viena iš klaidų yra, kad susitariama dėl papildomo darbo, dėl tų pačių funkcijų, o ne skirtingų. Tai ką darbo kodeksas numato, kad susitarimas dėl papildomo darbo funkcijos turi skirtis. Taip pat darbų masto padidinimas. Čia jau yra tie atvejai, kada darbuotojas gali dirbti ilgesnę darbo laiko normą. Tiek susitarimas dėl papildomo darbo galimas iki 60 valandų, tiek darbų masto padidinimas. Bet tai ir iš teismų praktikos yra numatyta, kad tai turi būti nenuolatinio pobūdžio darbai. Tai nėra, kad susitariu dėl papildomo darbo arba dėl darbų masto padidinimo ir viskas. Darbuotojas gali dirbti 60 valandų, jau ta norma 40 valandų kažkur dingsta. Ne, tai turėtų būti siejama ar su prekių gausa padidėjimu, užsakymų padidėjimu. Tai turi būti laikinas kažkoks darbdavio poreikis, dėl ko su darbuotoju laikinai susitariama, kad jisai dirbs padidėjusio darbo masto sąlygomis, o ne pastoviai. Dėkoju Ieva ir sveikinu visus, kurie pažiūrėjote šį video iki pat pabaigos. Atsidėkodami galite paspausti patinka mygtuką video apačioje. Ir kaip minėjau anksčiau, šio video aprašyme jūsų laukia nuoroda. Spauskite ir pažiūrėkit, kaip visiškai nesunku ir lengva Dasatoje registruoti ir sekti jūsų darbuotojų saugą ir sveikatą įmonėje. O jei norite matyti daugiau tokių video, spauskite prenumeruoti mygtuką ir apsilankykite mūsų YouTube kanale, kur jums jau dabar priruošta daugiau nei 80 panašių video edukacijų.
Dėkoju už dėmesį ir iki pasimatymo.